2008 metų geriausio reperio apdovanojimas. Dabar Maksai, man ta garbė yra, supranti, tau jį teikti, aš nežinau. Gal aš būsiu įamžins tame visame muzikos mūsų Lietuvos popkultūroj. Šitą, aš nežinau, tu pats įvertink, sidabras. Tikrai sidabras. Tai va, Maksai, aš nežinau. Prie sienos, ant sienos, ar... Bet ant rankos nenešiu. Žinai, forsai visokie. Daug kas spaust ranką. Ant kaklų nešiuoti. Aš nežinau, ar ant kaklo tups. Pabandom gal, pabandom. Ble, žinok, Maksai ilgai nenešiu geriau. Geriau namie, kur nors pasidėk, nežinau, pizda. Jeigu užmatys pizdę, kaip ten... Palauk, Maksai, dar padarysim nuotrauką. Gerai, šiokui. Iškart repą kokį nors savo. Ble, aš negaliu. Aš kaip lygiai, kaip prasme. Na, o gal Maksai daina? Gerai, sudainuosi geriau. Reikia nevarysi. Ne, pavargęs esi. Na gerai. Dar gali. Toliau gal Maksai. Gerai. Jūs su fonu matys. 1, 2, 3. Mes pavarom labai kietai visada. Mūsų reperiai moka pavaryti visada. Mes labai kietai pavarom visada. Mums labai patinka parepuoti visada. Mes išeinam į klubą ten pasitusinti prie mergiškų visada. Mes labai kietai pavarom. Čia visada nuvažiuojam į Europą. Visada ten Europai galima štukų užsidirbti daug milijonų pinigų. Visada pasaulyje mes turim viską atidžiai. Žiūri žmonės. Visada mūsų žmonės ploja mumis, mes visada gerbėm žmonių, mes esam reperiai, mes nekenčiam forsų, visada mes reperiai mokam pavaryti labai kietai, mes šokam visada už rankų, šokam mes labai kietai pavaram, visada pasaulyje amžinai mes išeinam visur skridam į kokią Ameriką, į kokią Prancūziją. Ten mumis žmonės visada mumis ploja, visada. Ne, nu pizda. Nerealu, Maksai, nerealu. Bet ką dėl to dabar, palauk, šefs ką prašė, biografijas ir interviu? Taip. Interviu. Dabar žiūrėk, koks tikslas viso to? Tu pats įsivaizduoji, koks tikslas? Koks? Dabar tu esi rašyts. Tu esi rašyts į tą didžiąją pakopą. Supranti, kas yra didžioji pakopa? Tu esi viršūniai. Laipteliai, kuriais liup reperiai. Tai esi dabar beveik viršūniai. Ir dabar dėl tos viršūnės reikia tavo interviu, tavo prisistatymo, kažką tokio, kad visas pasaulis, nes, man atrodo, čia vien nebe apie Lietuvą kalba. Ne apie Lietuvą. Jeigu moki, ko nors pasakyk dabar apie save lietuviškai, paskui tu moki tą kalbą. Anglų moki? Anglų moku. Moki. Tai gerai, tada pavaryk iš pradžių lietuviškai, prisistatyk, kas tu, iš kur tu, kaip pradėjai. Trumpai. Gerai. Aš esu Maksas. Man 20 metai, aš esu, buvau breikeris nuo 13 metų, pradėjau šokti, treniruotis. Po to aš gimiau čia Šiauliuose. Čia ir prasme aš mokindavaus breiką. Bet po to išmečiau tą breiką. Po to užsiminiau repą. Treniruotis su rankom, kaip judesiai. Kaip treniruotis? Nu, ten, pavyzdžiui, tokie vakus, tokie. Štoriau. Po to galiu pasakyti, aš esu, man patinka 50 Cent gabalą, Candy Shop'o. Ten patinka jo visas judesiai. Trumpai galiu padainuoti. Candy Shop'o. Jei. Aha. Subsidiert. Candy Shop. Augustag. Kondensstag. Wow. Čia, jei. Dabar angliškai. He's mine Max. As a Chevrolet. I told the points that showed me. You wait to my break. I told no. I to my rap in such a work. Yes, in my cool. Alright.
Now it's for me, it's cool in my rap, it's a show, it's in my pin, it's a 50-10, oh yeah, no, Oh. So you're really good in English. yes, So can you say more about your prizes for the rap contest or something like that? yes, yeah, and contract, yeah, it's a B is for me, my rap, yes. And what about your family, your mother, father? What about them? I family, I like, yes, family, no, so,